Senai, už 5 eurų 9 ežerų, už 2 maksimų ir dar 3 veipų parduotuvių gyveno vaikinas vardu Karadža. Jis labai mėgo kroketą, stalo tenisą ir šaškes, buvo labai draugiškas, bet deja daug draugų neturėjo. Tiesą pasakius, vienintelis jo draugas tai buvo vietinio baro savininkas Saša. Gyvenimu Karadža nesiskundė, tačiau vieną naktį susapnavo labai keistą sapną. Karadža tapo populiariu dainininku ir nukeliavo į vietinį festivalį Duokim garo. Tai buvo didžiausia Karadžos svajonė. Gal mano sapnai man rodo ateitį. Gal man tikrai lemta tapti tikru dainininku. Reik pasitart su Saša. Saša, 100 metų. O, pastaros, tarai. Pasakok, vis geresnė, kad nuėjame. Seniai, nepatikėsi, ką susapnavau. Sapnavau, kad dalyvauju festivalį Duokim garo. Aš privalau tai padaryti, Saša. Tai mano svajonė. Tau tikrai pavyks, tu mėgsti pasistengi. Aš tam tikiu. Žinau, Saša, bet aš noriu būti žvėrys. Aš noriu padaryti, ko dar pasaulis nematė. Imk ir parodyk, ką mokė. Saša, privalai pamatyti mano judesių. Davai, daryk. Prokliava prorūgius, kur mėlynas dangus, ankstyvą rytą. Žydės aušra langos, tylės mylė rūgios ir skubin širdys. Karadžai tiek išgerus, norisi šokti, visiems rodyti savo judesiukus ir dainavimo gebėjimus. Žmonės aplink iš pradžių labai keistai jį žiūri, bet pamatę, koks jis talentingas, pradeda po vieną jungtis ir šokti su juo. Visiems šokant niekas nepastebėjo baro kampe sėdinčio žmogaus, o jis pasirodo buvo festivalio Duokim garo organizatorius. Enkä pelkääkään tätä maailmaa.
Silmä jo karsastaa ja puhe sammalta, kun tää toinen puoli must vallan saa. En oo arkena tää mies laisinkaan, en oo. Mut tänään on se mies, tänään on se mies. Nyt lähden tanssimaan, niinku cha-cha-cha, enkä pelkääkään tältä maailmaa. Niinku cha-cha-cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Niinku cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Niinku cha-cha-cha, Labas, esu tokį geras direktorius. Pastebėjau, kaip jūsų draugas sako. Man labai patiko, norėčiau jį pakviesti tokį gerą. Štai mano kartelė pasakyk, kad tu manim susitiek. Vau, ačiū, Karidžio, labai apsidžiaugiu. Nėra už ką. Labas, gražuolė. Gal nori su manim namo? Žinai. Vaikai, blėt, klientai krenta. Taigi, Saša, aš nesuprantu, kodėl mane nieks nemyli. Ko aš jom neįpirku? Nedepresuok, imki gersi. Nesąmonė, čia yra visos moterys, tiesiog yra barakūdos kažko. Šimonytė jau mane вообще pribamba. Короче, pensininkų algas vagia, pinigų nėra, Lietuvoje žmonės skundžiasi. Čia nesąmonė, tas Skvernelis вообще nieko nedaro, tai Lietuvai užknisa tik tai visus. Viskas, eina namo. Padėk, viskas, užteks. Namo! Vakarėja, jau vakarėja. Saulė jau žemai. Karidam namo. Namo. Bazas šryšė. Laikyk, nu. Vakarėja, jau vakarėja. Kiek galima, tą pačią dainą. Просто Ира, просто Pulsi, lovyčių. Jos vakar buvo. Gal aš nieko neatsimenu. Plyšta galva. Ai, Saša, ką tu veiki pas mane namie? Ką aš veikiu pas tave namie, paskaityk. Koks dar duokim garo, apie ką tu šneki ufonautė Tu paskaityk, važiuosim į duokim garo, čia susisieksi. Karidžo svajonė išsipildė. Sudalyvavo jis tame festivalyje ir laimėjo. Jis labai išpopuliarėjo. Buvo visų mėgstamiausias dainininkas.